Labas visiems. Šiandien sugalvojom su kolegė Danutė padaryti atsiliepimą kaip visada. Atsiliepimas apie produktą be jokių pagražinimų. Mes sakome taip, kaip yra. Tik tai vieną dalyką galiu pasakyti, kad, pavyzdžiui, jeigu man tiko šampūnas ar kondicionierius ar kažkoks kremas, tai nereiškia, kad tai tiks Danutei arba dar kažkokiai kitai moteriai. Pavyzdžiui, buvo tokia situacija, aš parekomendavau Danutei nusipirkti kremą, kuris man labai vau buvo, o Danutė pasakė, kremas gal ir vau, bet jisai man netiko. Buvo tai? Buvo. Taip. Todėl, kad mes esame skirtingi žmonės, kaip ir su savo plaukais, su savo veidu ir tikrai negalima sakyti, kad kompanijos produktai yra blogi, jeigu kažkam tai netiko. Tai šiandieną aš truputėlį pakalbėsiu apie visišką naujieną mūsų kompanijoje, tai yra apie mūsų šampūnus. Architekto linija tokia nauja atsirado. Įdėsim nuotraukytę, įdėsim linką, kur kaip galima pasižiūrėti iš arčiau. Noriu pasakyti, kad tie šampūnai tai yra toksai kaip giluminio valymo, dėl ko ir vadinasi architektas, kadangi jisai remontuoja, kaip aš sakau, plaukus nuo pačio pirmo jau plovimo. Dabar sakysiu, aš įsiploju 3 kartą galvą su šito šampūnu ir balzamu, kaip nenustoju kartoti, kad kondicionierius yra gerai, bet balzamas yra balzamas. Bent jau turbūt sausiem, šiurkštiem, storiem plaukam. Turiu klausimą. Palauk. Sausiem, storiem, šiurkštiem plaukam, matomai, kondicionierius nesuveikia taip, kaip balzamas. Prašau. Klausimą? Taip. Po kelinto karto pasijaučia? Ar po pirmo, ar po antro, ar po trečio? Tai va, aš ir pradėjau tą temą šnekėti. Taip, gal kažkam tai po pirmo. Dabar aš pasakysiu. Ploviau po pirmas atsiliepimas, po pirmo buvo toksai. Aš esu įdėjusi savo grupę. Mano plaukai pasidarė dar šiurkštesni. Gyvi taip. Jie ir taip gyvi, bet jie tokie kažkokie šiurkštesni. Tai aš linkus buvau manyti, ir tai yra teisybė, kadangi yra dažytas plaukas, ir pats iš savęs yra sausas, ir jisai, kadangi yra giluminio valymo, jisai dar daugiau susausino tą mano plauką, nes jisai architektas, jisai nori viską patvarkyti kaip priklauso. Po antro karto įsiplovimo su šampūnu ir užsidėjus balzamą, jau pradėjau sakyti, tai ko gero tikrai jisai atitinka pagal ką rašo kompanija. Ir vakar įsiploviau 3 kartą. Ir tikrai galiu pasakyti, plaukai žvilga. Jau mano netgi šiurkštus plaukas žvilga. Pasidarė elastingas, spindesys, glotnumas. Ir ką jisai dar gerai padarė, kad jisai labai sudrėkina pačią galvos odą. Kai po kitų šampūnų būna, jeigu netitiko šampūnas, nori pasikasyti, pradeda labai niežtėti galvą. Aš galvoju, kad po šito irgi bus, bet ne, tai neįvyko. Ir šitą šampūną ir balzamą tikrai rekomenduočiau, ypač pavargusiem plaukam, kaip mes moteris visą laiką dažom, tiesinam, jeigu esam garbanės, tiesinam, jeigu esam tiesiais plaukais, sukam cheminiai ir visa kita, tai tikrai jie, pagal save galiu pasakyti, iš pirmo karto nepasistebės, bet nenubraukit iš karto, nesakykit, kad čia yra kažkas nesąmonė, čia yra blogas šampūnas, ne. Tai tikrai rekomenduočiau pažeistiem, dažytiem, nualintiems, praradusiems žvilgesį plaukams, tikrai išbandyti 2, 3, gal kitam netgi 4 kartus reikės tą šampūną išbandyti, bet tikrai pabandyti rekomenduočiau. Bet galiu pasakyti, šiai dienai aš dar vis tiek esu fanatas kanabis linijos tiek plaukų, tiek veido. Na, Danutė, tu dabar papasakok apie savo šampūnus ar ką tu tenais. Aš tiek daug tai nepripasakosiu. Aš bandžiau ir tą kanabės liniją. Galiu pasakyti, nėra jinai bloga, jinai gera, kaip tu sakai, plaukų struktūra yra skirtinga, bet man jinai nelabai, todėl kad mano, kai yra dažyti plaukai, visi žinom, jeigu perki kokius tik grinakraujus, kaip aš sakau, šampūnus, nuima spalva. Tada aš jau nebespėju dažyti plaukų. Taip, grinai taip, nes blukina, padaro blukę. Ar tu būsi blondinas, ar tu būsi raudonas, ar tu būsi juodas, blunka. Tai aš tada ieškojau, išbandžiau ir vieną, ir kitą, ir blondę, kai buvau, ir blondės pirkau, man nelimpa, netinka, nors tu ką. Tada tavo rekomendacija, sakei, pabandyk dažytiem plaukams šampūnus. Aš ir nusipirkau. Čia yra kondicionierius dažytiem plaukam, o čia yra šampūnas, būtent dažytiem plaukam. Ir ką žinau,
po pirmo karto, kai įsiplauni, kaip tu sakai, tiksliai negali pasakyti niekada, tu nepasakysi nei apie vieną šampūną, nes nei vienas šampūnas net parduotuvėje perkantis, jis nepasakys iš karto, wow, mano plaukai auksiniai. Ne, to nebūna. Po antro, trečio, aš kai plaunu galvą kas antrą dieną, dažnai plaunu, tai man jaučias. Jau antram, trečiam geriausia, ketvirtam plovime, iš vis pasijaučia, jisai pasidaro minkštas ir man nenuėjamas spalvos, ko labiausia man to reikia. Jis nepraranda. Ir dar ką pastebėjau ant šitų šampūnų, kaip rašo, kad jie ten palaiko spalvą, tai jie išlaiko, kad lengviau šukuojasi taip, kad švelnus plaukas dažytas, švelnus plaukas pasidaro taip. Ir kai aš visą laiką žnypliuoju, man, pavyzdžiui, nepakanda galiukų. Tai vadinasi, gal irgi šampūnas kažką duoda tokio, kad jis lengviau lyginasi, nes vis tiek naudojam ir tuos purškiukus, ir visokius vilniukus, kai sakom plaukų, kai žnypliuoja, naudoja džiovintuvą, kaitina, jis irgi plauką trupina džiovintuvas. Tai galiu pasakyti, su šitų šampūnų gali džiovintis, jisai, plaukas neįkaista. Kaip pasakyti, jis nebūna toks kaip žilkinės. Jisai lieka švelnus. Aš supratau, apie ką tu pasakei, aš tau dabar pasakyti, kodėl taip yra. Gal tam šampūne ir yra kažkas tokio įdėta, gal apsaugo, bet... Eteriniai, kiek aš skaičiau, kiek aš domėjau. Jo, eteriniai kažkokie aliejai matomai yra kažkokia sudėtis SLS silikonų. Tai gal jie priduoda, gal jie priduoda tą tokį glotnumą, bet, nusistebėjau tikrai, man patiko. Ir kas turit dažytus plaukus ryškius, kaip aš ryški, tada gali drąsiai pirkti. Tai sakau, dėl ko? Pavyzdžiui, šitas šampūnas, kaip aš minėjau, tas architektas ir kanabis linija ta pati, taip, man jie labai patinka, bet jie sušiurkština plauką. Pirmas, antras plovimas, jie sušiurkština plauką. Po to taip, kai jau plaukas pripranta, taip jis ir yra. Tai dėl to, Danute, kaip tu sakai, teisingai, dar tave pertrauksiu, net galvoju paskaitysiu, ar tikrai aš šiandien nusišnekėjau, pasirodo ne. Kondicionierius lygina plaukus, puikiai juos puoselėja, minkština, naikina plaukų kaip elektrinasi, plaukai tampa paklusnus, lengvai šukuojami, apsaugo plaukus nuo aukštos karščio temperatūros. Aš sakau, kad aš kaip žnypliavau, man buvo labai keista, kad jis nenusidegino tas plaukas. Tai čia buvo man kažkas, tai galvoju, jau turbūt man susvaideno. Ne, čia taip ir turi būti. Jeigu, pavyzdžiui, koks nors yra atstatomasis, atkuriamasis, tai jis pirmą sušiaušia plauką, po to tu jį naudoji, jisai jau susilygina. O kadangi yra, kaip tu sakai, su visais kondicionieriais, su visais... Ką tu ten sakei yra? Silikonas kažkoks. Silikonas, jisai glotina tą plauką. Kodėl? Todėl, kad jisai nešiaušia, nes tai yra apsauga nuo dažymo, kad nenusiplautų greitai. Ir nuo aukštos temperatūros. Taip. Ir dėl to tas ir yra. Pavyzdžiui, jeigu aš dabar, jau dabar po trečio, jo, bet po pirmo ir antro, jeigu aš, pavyzdžiui, būčiau tiesinus plaukus, tai man būtų toks garsas. Jo. Tai čia jisai nedegina, bet jis paprasčiausiai jau rūpina tos plaukus. Todėl, kad, taip turi būti. Čia tokia yra sudėtis šampūnų. Bet šiaip iš esmės galiu pasakyti, vienam tinka tas, kitam tinka tas, trečiam tinka tas. Šiaip galiu pasakyti, kad kompanijos produktai ir šampūnai ir viskas yra tikrai natūralūs, atitinka, kaip mes mėgstam sakyti, kainos ir kokybės santykį. Pagal kainą tai tikrai atitinka savo, aš kaip visą laiką sakau, produktas atitiko savo reklamą. Tai vadinasi, jį reklamuoja, žmonės nemeluoja. Jeigu negali sakyti, kad oi, aš nusipirkau, ten nusišnekėjo, nupaisiojo, nupasakojo, nesąmonė, melas. Nemelas. Paprasčiausia, gal tam žmogui netiko. Ir viskas. Tai nereikia sakyti, kad melas. Kaip yra ta patarlė, kas tinka visiems, tas netinka niekam. Taip, be abejo, kaip ir su tais kremais arba ten su dar kažkuom, tai nesvarbu, ar papildą, tai negali visi gerti tos pačius papildus, jeigu jam netinka žmogui. Taip. Na tai ką, šiandien baigiame atsiliepimus apie šampūnus, sekite mūsų kolegę Danutę, žiūrėkit video, užeikit į grupės, pasižiūrėkit, mes tikrai sakom taip, kaip yra. Kaip Danutė sako, netiko man kanabis ir netiko. Taip, netiko blondė, netiko vadinas. Blondė man irgi netiko, mes irgi buvom padarę apie tai video, netiko. Nenujėmė, pats šampūnas neblogas, bet nenujėmė, nepadarė savo, ką jis turėjo padaryti. Taip, visiems geros dienos ir iki sekančių atsiliepimai be pagražinimo.